Na kągi, sveiki visi dar kartą. Šį kartą prie upės esu ir jau po 8:30 vakaras. Gan vėlai atvažiavau, karšta diena buvo. Ir sugalvojau taip ekspromtu atvažiuoti su fideriuku pagaudyti. Užsidėjau ploną pavadėlį, kabliuką mažą, gal koks žiobris prašaus. Pasiėmiau dar ir vieną spiningėlį, bet ant spiningėlio susirišau sistemėlę šapalui su slibutė. Be jokių pašarų, be nieko, tai bandysiu gal ir šapalą dar šalia pagauti ant kukurūzo. O šiandien šiaip turiu viskas, ką turiu, tai zykų dar šiek tiek liko po paskutinės žuklės. Kukurūzų, bet čia šapalui, slieką ir pašarą turiu raudoną. Kryliaus pašaras. Įkarpiau dar slieko ir dzikų. Šiek tiek labai mažai įdėjau. Tai nežinau, pažiūrėsiu kaip čia gausis. Padarysiu tokį startinį šėrimą, biškį pasišersiu. Ir pažiūrėsiu, gal pagausiu kokią žuvytę. Tai va, ruošiuosi po biškį ir mėginsiu žvejoti. Sistemėlė labai paprasta. Realiai tas pats kaip ir šapalui palikau, tik tai kad nuo pradžių, jeigu tai eina pintas valas, pas mane kaip pagrindinis, tada eina kasytė į šeriklėlę, tokių karabinų ir suktukų prikabinau. Tai čia darau kilpą ir rišau fidergamą dėl to, nes gaudau su pintu valu, tai kad bent šiek tiek amortizacijos būtų. Ir nuo fidergamo pavadėlis 0,14 ir kabliukas labai mažas 10 numerio. Tai net nežinau iš tikrųjų, kaip jį čia ar veiks, ar ne. Bandysiu tiesiog, kaip gausis taip. Darysiu pirmus pasišėrimus, tai bandysiu kažkur čia gaudyti ties krantu. Nemesiu aš čia labai toli. Čia duobė kaip ir yra. Metu čia. Užsiklipsuosiu iškart ir kiek žinau, čia eina vaga tokia ir duobė, tai pabandysiu čia. Taip, pirmą masalą bandysiu dziką. Ir iš tikrųjų viena tokia maža pamokėlė, kaip uždėti dziką teisingai. Tai, kaip mato, čia yra dziko priekis. Nežinau, kaip pavadinsiu, nosis. Į tą pusę jis eina. Tai matosi, kai išliaužia. O kitas galas yra, pavadinkim jo galas. Tai gale matosi tokie taškiukai. Ir jeigu jūs norit, kad dzikas išliktų kuo ilgiau gyvybingas ir, ta prasme, neišbėgtų tas skystis jo visas iš vidaus, kai jį veriat, tai reikia mauti per tą galą. Jūs jį taip biškiai spaudžiat ir veriat per tą galą. Tada joks skystis neišbėga ir va, koks visai gyvybingas lieka. Tai šitą pamokėlę pats išmokau nesenai. Anksčiau tikrai bet kaip verdavau. Nepasakysiu dabar iš ko, bet mačiau tik tokią iš kažkieno. Tai labai pagelbėjo, galima sakyti, čia man. Pirma žuvis. Norėjau tik tai permesti. Vienu žodžiu. Tokia žuvytė. Reikia persimest dar kartą. Ar kažką jau geresnį turiu? Aha. Kažkas gražesnį. Bandysim. Pažiūrėti, kas čia. Aha. Man atrodo, turim žiobrį. Štai toks va. Nežinau, galbūt nelabai kas matosi, reikia pasišviesti. Štai toks žiobriukas, nedidukas. Šį paleisiu iškart, nes net neturiu kur dėti žuvies, o gal rytoj reikės atvažiuoti ir pabandyti.
Nu ką, šiandien trečią kartą jau grįžau bandyti žiobrį. Šiandien labai graži diena. Apie 17-18 laipsnių, jeigu neklysiu, dabar nežiūrėjęs. Vėjo šiek tiek yra, bet nedaug ir 7 valandos vakaro. Šiandien ką pakeičiau, tai tokį pašarą bandysiu naudoti. Su krevetėm. Praeitą kartą su kryliu buvo traperio. Ir susimaišiau aš jau jį namie. Pridėjau daug dzikų. Dzikų nedaug, bet pridėjau daug karpytų sliekų. Matiliau sėdėjau vidų. Tai manau turėtų galbūt suveikti. Smirda tas pašaras. Ir šį kartą su dviem fideriukais gaudysiu. Iš tikrųjų vienas fideris, antras spiningėlis, bet pasidariau inline'ą. Dabar jau naudosiu inline'ą, bandysiu. Na ir reikia įsitraukti meškerės bandyti, užkart šertis ir sėdėti. Tai naudosiu šiandien patį paprasčiausią inline'ą. Nusipirkau jau padarytą, tik tai pasikeičiau pavadėlį. Tai nuo pagrindinio valo ateina pagrindinis valas, vienu žodžiu, į suktuką. Ir iš suktuko tada už visą sistemėlę. Tai čia eina pintas valas. Eina į karabiną, kuris slankioja. Galima matyti, kaip iš čia slankioja. Ir apačioj toks kaip apsauginis gumelė, kad nesidaužytų širklėlę. Į suktuką. Ir tada tiesiog pavadėlis į kabliuką. Kabliuką 6 numerio naudosiu. O šeriklėlę nedidelę dabar pasirinkau. Ir šitą 40 gramų, arčiau kranto bus ir 50 gramų viena. Gaudysiu pagrindė ant dziko ir pinkos. Tai bandysiu tokį miksą daryti. Na štai taip dzikus atrodo sudėjus. Gyvybingi, ką tik iš parduotuvės. Tai pirmą metimuką pasidarysiu. Vieną mesiu čia vat arčiau, palei medį, o kitą maždaug link vidurio. Kitą masalą štai tokį naudosiu, nežinau kiek čia matosi. Šiek tiek matiliaus ir 3 dzikeliai. Biški toks kaip ir didesnis, gal sakyčiau, masalas. Jau kibimų užfiksuot, bet kažką turiu. Nežinau, ką. Spėčiau, kad galimai gali būti žiobris. Surišau botus namie. Negaliu nulipti žemiau. Žiobris. Mažas, bet žiobris. Toks. Lupytės virš ant gal 3 matiliukų ir kelių dzikelių. Štai toks gražuolis. Ką vėl, man atrodo, turiu. Arba mažas žebriukas, arba aukšlį.
Plakiukas. Štai toks. Skirias kibimas. Irgi kažką turiu, man atrodo. Jausmas kaip žolių kuokštą traukčiau. Ne, kažkas yra. Oho. O, kirkšlys, man atrodo. Atsikabino. Tikiuosi matėsi žvakę kokią padarė. Jo, kirkšlys buvo. Dar gan gražus. Tai va, kol sėdžiu laukiu, dar norėjau visiems tikrai labai nuoširdžiai padėkoti. Jau 100 sekėjų YouTube'ai. Tikrai malonu iš tikrųjų, kad kažkas stebi. Aš negalvojau, kad 100 sekėjų gal nėra taip daug, bet man kaip ką tik pradėjusiam ir be jokios reklamos, ta prasme neturėjau jokio vardo, nieko. Niekur aš čia labai nesiskelbiau, gal keletas draugų ir žinojo, tikrai ne visi. Ir manau, kad pasiekiau viską taip paprastu būdu, tiesiog keldamas video ir manau, kad buvo įdomu žiūrėti, tai dėl to ir surinko. Ir peržiūro ant vieno video beveik 3000, tai čia tai man jau tikrai daug. Aišku, dalinausi per grupės ant Facebooką ir taip toliau, bet jeigu paspaudžia ir žiūri 3000 žmonių, tai aš manau, kad tikrai buvo vienas įdomesnių video. Tas aišku gavosi tikrai įdomesnis, jeigu kiti gal netokie įdomus, arba tiesiog ten kaip ir pradžia mano buvo, tai nesigavo viskas gal taip, kaip aš norėjau, o dabar nenoriu čia labai išsiplėsti ir daug šnekėti, bet tikiuosi ir toliau taip viskas gerai eisis ir ačiū Jums visiems dar kartą už tai, kad padedat kanalui iškilti ir žiūri tai, ką aš čia darau. Megztinį užsidėti ir ant abiejų meškerių pradėjau, vienos gražų žiobrį turėjau, prie pat krantą atsikabino ir ant šitos dabar kaip pradėjo. Ai. Kaip tyčia, tik tai nusiėmiau, kad megztinį užsidėti ir kamerą ant viršaus ir atsikabino. Bet gražus buvo šitas, jau didesnis tikrai. Kažką turiu. Nežinau ką. Baimė į krantą. Ai, nasa. Kur iš čia atplaukė? Čiabriukas. Opa. Dar vienas yra. Taip, iš tikrųjų akivaizdžiai matėsi, kaip užėjo būrys, tai ten pradėjo šokinėti ir už kokių 2 minučių ant vienos ėmė, tik pritraukiau prie kranto, dar betraukiant ant kitos pradėjo kipt. Tai va šitos ištraukiau, dabar persimečiau ir vėl kibimo nebėra ir matosi, kaip tiesiog eina į viršų palei srovę, tiksliau prieš srovę ir tiesiog šokinėja paviršiui. Tai o dar dabar matosi, kaip tolumoj prašoksta vienas kitas. Turbūt taip bangom jie ir eina čia nais ir dabar reikia laukti vėl kitos. Vėl turiu.
Bet jo ant dugno stovi. Gal turbūt krišlys bus. Žinau kas, bet kažkas, kas nuo dugno nelipa. Visiškai sėdi ant dugno. Noriu, kad per kitą valą pereitų. Pavadėlis plonas. 0,14. Vėl antras jau šiandien. Reikia greitai iš karto atkabinti ir paleisti. Nukibimas. Kažką gal turiu. Turbūt kokia aukšlė bus. Nors gal ir ne. Ne, žebriukas. Labai jau mažas. Toks gražuolis. Dar vieną čia. Bet kažkokie tokie nedideli vien, sakyčiau. Nu tikrai tokie nėra įspūdingų dydžių. Šitas gal bus šiek tiek didesnis, atrodo. Jeigu vėl nekrišlys. Būt kad žiobris atrodo. Pasigraibštą. Štai toks ant matyliaus, 3 matylių ir 3 dzikelių. Dzikas ir pinka. Vėl turiu. Gal šiek tiek didesnis.
Aha. Arba vėl išlys. Ne, žebriukas. Kažkaip praeitas dienas jie atrodo didesni, šiek tiek būdavo. Dabar tokie, ne pernelyg dideli. Galima sakyti, netgi gal mažiukai. Bet gražus. Štai. Turiu kažką. Kita pusė nuo to kažkoks gyvūnas plaukia. Bebras arba ūdra, kurią mačiau čia prieš porą dienų. Šitas jau gražesnis. Vienas. Nelabai gražesnis, toks pats kaip ir tie. Toks. Kažką įkabinau, bet nenufilmavau, kaip pakirtau. Oi, kaip į krantą eina. Dar vienas žiobris. Štai be graibšto aš išsikelsiu. Vėl toks nedidukas. Sutemo jau po 9:50 ir vieną po kitos kaukšlės pradėjo kabintis. Dabar ant abiejų meškerių tampa. Jas ne tai, kad tampa, jos tiesiog užsikabino ir net nesimato kartais, kada jas užkimba, ištraukia ten aukšlę būna. Šiek tiek ne kažką, taip žvejot prieš tai kažkaip jų nebuvo, tai visai netrukdė. Dabar va vėl užsėdo ir nėra ką daryti su jom. Va, štai tiek šiandien žiobrių pavyko pagauti. 7 žiobriai. Dar turėjau vieną, ištraukiau kiršlį ir vienas atsikabino prie pat kranto. Tai irgi gerai kovos davė. Na jau sutemo, tai važiuosiu namo. Gera šiandien visai žuklė buvo. Tai video baigiu. Ačiū, kad žiūrėjot ir palikit like ir subscribe, kam nesunku.